Sveiki, esu Justinas Arlavičius, Lietuvos muitinės atašė Jungtinėje karalystėje ir žuvusio muitininko Stanislovo Arlavičiaus sūnus. Iš tiesų, atminimas mūsų brolių lydėjo nuo pat mažų dienų. Ir tas atminimas geriausiai turbūt yra įprasminamas per tėčio vertybės, nes jam didžiausia vertybė buvo Lietuvos laisvė, nepriklausomybė, galimybė apsispręsti dėl savo ateities ir dėl savo likimo. Tai šitos vertybės, laisvės troškimas atsispindi ir visose mūsų gyvenimo etapuose. Tai laisvė pasirinkti studijas, laisvė pasirinkti profesiją ir tas laisvės troškimas ir puoselėjimas lydėjo mus su broliu kiekviename gyvenimo žingsnyje. Ir po 35 metų medininkų įvykio aktualumas niekur nedingo. Pats domiuosi istorija ir vienas faktas, kuris tikrai liūdina, kad istorija dažnai kartojasi. Prieš 35 metus įvyko tiek sausio 13-osios, tiek medininkų įvykiai. Dabar mes istorijos pasikartojimą matome ir Ukrainoje. Taigi galime daryti išvadą, kad agresoriaus metodai nepasikeitė, pasikeitė tik geografinė lokacija, kur jie yra taikomi. Todėl mes turėtumėm pasimokyti iš savo tragiškos istorijos, iš savo kruvinos istorijos ir padaryti viską, pasiruošti, kad tokie įvykiai niekada daugiau nepasikartotų. Nei studijos Vilniaus universiteto teisės fakultete, nei darbas muitinėje nebuvo atsitiktiniai pasirinkimai. Iš tiesų, mūsų su broliu įkvėpė turbūt visa ta aplinka, kurioje buvome. Tiek valstybės renginių metu matydavome kolegas, muitininkus, kurie būdavo pasitempę, profesionalus ir atiduodavo pagarbą žuvusiems. Tai turbūt ir paskatino prisijungti prie valstybės tarnybos ir statyti valstybę ant tų pamatų, kuriuos laisvės gynėjai savo krauju pastatė prieš 35 metus.